Peržiūrėkite alkoholio vartojimą savo šeimoje. Jeigu jūs periodiškai vartojat, tai labai tikėtina, kad periodiškai jūs turite ir tos konfliktus. Ir jie gali būti labai susiję su alkoholio vartojimu. Todėl, kad alkoholis ištai psichiką visiškai iššatalioja, žmogus tampa neadekvatus. Nesvarbu realiai, kiek jis išgeris, vis tiek tampa neadekvatus, kad ir biški. Viskas, jau jis pasikeičia, jau jo būsena pakinta. Alkoholio pagalba. Alkoholis yra narkotikas, lygiai taip pat kaip visi kiti narkotikai. Ir po to jam yra sunku sugrįžti į save vėl, jam yra pagirios, o tu ten, pavyzdžiui, per pagirias, tu sakai, mes susitarėm važiuoti pas mano mamą ir tu renki ten vaikus ir rūbus ir taip toliau ir daiktus visus susiguli. Ir tu sakai, davai kelkis kiaulę, žodžiu, tu čia prigėrei vakar, viskas, ir prasideda. Ir jūs turit konfliktą, bet jis yra dėl to, kad jis blogai jaučiasi, tu nesupranti to, kad jis blogai jaučiasi, čia kaip pavyzdys, aš nežinau, ar pasitipra. Tu nesupranti šito, tu šito nepateisini niekaip, todėl, kad buvo susitarta, ir, žodžiu, toksai ratelis užsisuk. Ydingas ratelis.